Pasigrožėkit gražiu Kalvarijos parku. Čia neseniai praūžė matomai rudenio šventė. Štai pridaryta tokių skulptūrų, gervių tokių skulptūrų. Fontaniukai trykšta. Labai gražu. Va kaip faina. Labai gražiai. Labai originalu. Čia tiesiog gervės ruošiasi išskristi. O viena jau kelia sparnus. Faina. Kaip originaliai sugalvota. Nu tiesiog žmonės išradingi. Štai dar čia vieniša gervelė. Čia priešais buvęs Kalvarijos maisto pramonės technikumas. Prasibėgsim. Turim truputį laiko iki autobuso. Lankiausi Kalvarijos turguje. Tai va truputį pamačiau ir prasibėgsiu pro parką. Kaip gražu. Visur gėlės žydi. Pasakiškai sutvarkytas parkas. Štai žiūrėkit. Kaip gražu. Kaip kurorte. Labai faina. Šitą kavinį labai faina tas pastatas. Čia irgi priklausė technikumui šitas pastatas. Žiūrėkit, kokios oranžerijos padarytos kokie. Kaip čia faina būtų kažką švęsti. Tai ir antram aukšte. Nu, faina kavinukė. Toksai mažas reportažas iš Kalvarijos miestelio. Šie fontanai labai originalūs, faini. Tiesiog kviečia maudytis, atsigaivinti. Gražus miestelis jūsų. Labai. Tai va čia. Paštas, ko gero, taip ir veikia, kaip buvo. Rašyta Lietuvos paštas, viskas tvarkingai.
Čia kampeliai, kur šitos vaikų žaidimo aikšteliai buvo, kaip sakyti, viešasis tualetas, kuris jau buvo paskutiniu metu gėda, bet va čia sutvarkė, panaikino, kamgi jau reikia yra stotyje tualetas. Ir labai tą kampelį super sutvarkė. Nu, faina, man čia patinka. Aš čia praleidau 3 metus, pakol mokiausi Kalvarijos maisto pramonės technikume. Stotis irgi buvo jau labai atgyvenus, čia neseniai ją pastatė naują, sutvarkė, viskas liuks. Čia įrengė netgi, matot, elektromobiliam pasikrauti. Labai šaunu. Čia sodyba plėsta, ko gero parduoda. Čia labai gera vieta, centras. O čia va vaistinė senoji, taip ir išlikus. Kai mokiausi technikume 1985 metais, čia va ir buvo ta pati vaistinė. Taip ir išliko. Čia atbėgdavom iš technikumo nusipirkti tais laikais populiarių C vitaminų tabletukių ir mėtinių tablečių, gliukozės. Tai būdavo labai tokia jaunimo egzotika. Čia va buvo anksčiau miesto savivaldybė šitam pastate. Toks egzotiškas pastatas. Savivaldybė dabar įsikėlus į buvusį technikumo pastatą, kur rodžiau jum. O čia va toks prekybinis kampelis įsikūręs. Nu, fantastika. Fantastika. Toks mini turgelis. Labai gražu. Įsiklaukiu autobuso. Labai džiugu, kad sutvarkė šį kampelį. Atgijo Kalvarija iš naujo. Šitas pastatas toksai. O kokie važiuoja autobusai pro Lietuvą, Varšavą, Berlin. Šitas pastatas man tai labai gražus. Štai žiūrėkit, kaip privatūs namai gražiai puošiasi. Senas pastatas, bet jų gėlynai tai labai gražus. Labai faina. Čia kaip sena buvo autobusų stotis, tai šioj pusėje būdavo stoja Rusijos Kaliningrado autobusas, sustodavo. Į Kalvariją šiaip Lietuvos paprastu autobusu kainuodavo 30 kapeikų. O Kaliningrado minkštasis autobusas 45 kapeikos. Bet dažniausiai labai reikdavo po paskaitų šeštadienį ilgai laukti autobusų, tai čia šioje vietoje balsuodavom, vadinamom, laukdavom. Žiūrėkit, viduj stotį palmės. Užeisim truputį į stotį, parodysim palmės. Matot, kaip gražiai sutvarkyta. Tiesiog žydi palmės, kaip oranžerija. Labai gražu.
Ir štai ir baigsiu šitą trumpą reportažą apie parką. Iki.